okei, tai aš čia dabar kažką siūlau, tai gal man reikia logotipo kažkokio. Tai o kaip čia tie logotipai, tai čia aš pati, bet ką nusipaišau ir čia mano logotipas, čia pavadinimas, o tai gal čia reikia kažkaip, tai tada supratau, kad niekas čia nepatentuoja daug žmonių. Tai vis taip rekomendavo, aš, okei, atsidarai, ten susikūrė akauntą ir kodėl ne? Tokio aplinkoje, pačiai galvoti apie reklamą, yra labai labai sudėtinga, nes iš karto atrodo, kad aplinka tave ten baus. Tarsi žiūrės kažkaip negatyviai, ką tu čia dabar darai. Nors, aišku, pradėjus, tai nieko ten panašaus nebuvo. Tai šiandien sveikinamas pirmame Kuriu brandą podcast'e Realcast'e. Šiaip aš, kadangi pati esu marketingo specialistė ir savo karjerą bendrai pradėjau nuo mados prekės ženklo, nuo mados verslo, nuo šeimos verslo, tai labai žinau, nuo ko verslai pradeda, kai nežino, kaip daryti, ko daryti, kokių tų žinių trūksta. Tai vat iš tos visos minties ir atsirado šita idėja, šito podcast'o, kad kalbėti ne apie sėkmės kažkokias istorijas, bet pakalbėti apie tos kasdieninius iššūkius, su kuo mes iš esmės susidurėm marketinge. Tai ir pirmam kartui pasikviečiau tave, Indrė, nes tu esi labai toks šiltas ir fainas žmogus, su kuriuo, man atrodo, paprasta tave kalbinti ir tuo pačiu jau šiek tiek žinau tavo backgroundą, kaip ten kas pas tave vyko. Ir tuo pačiu, kas yra labai įdomu, kad tu iš savo verslo dabar perėjai į marketingo specialistas pusę. Tai va ir iš šitos pusės labai įdomu sužinoti, kaip tavo tas visas perversmas įvyko ir kaip tu pati tame visame jauties. Papasakok šiek tiek, kaip atsirado Dreambagsai, kas iš viso tie Dreambagsai yra ir kokia ten visa ta idėja buvo? Tai labas, malonu. Malonu būti pirmai, net nežinau, kur tiksliai įsivėliau, kaip sakant. Kas yra Dreambagsai? Dreambagsai dabar yra mano papildoma veikla. Aš siuvu pilvuzinės, kuprinės, piniginės iš spalvotų afrikietiškų dažnai medžiagų ir parduodu jas žmonėms. Nuo ko viskas prasidėjo, kas buvo ta mintis, nuo kur atėjo viskas, dabar darysiu, nes kiek žinau, tai visa pradžia buvo dviese, ne tavęs vienos. Ne, iš tikrųjų pradžia buvo nuo manęs vienos, po to buvo toks intarpas ne vienos, žodžiu, tai viskas prasidėjo, be kažkokios dramos, neatsikėliau vieną dieną ir nieko nenusprendžiau, viskas išsirutuliojo labai kasdieniškai, paprastai. Tai be galvodama apie tą pradžią supratau, kad prieš kokius 6-7 metus buvau tokioje aplinkoje žmonių, kur viską galima buvo pasidaryti patiems. Yra ta ideologija do it yourself. Tai keliavau su dviračiais tokioje aplinkoje. Ir tas man tapo savaime suprantama ir grįžus jau atgal gyventi į Kauną. Kažkaip norėjau kuprinės, bet pirkti, turėjau kuprinę, tai nereikia pirkti kuprinės. Ir kažkaip taip sugalvojau, kad taigi galima pabandyti pasidaryti. Tai aš visada buvau linkusi į kažkokius rankdarbius, gamybą, kažką tai su rankom pagaminti produktą ir vis ten, bandžiau vieną kitą sferą, bet tai man nebuvo tas svetimas užsiėmimas rankomis ir su kuprinė buvo taip, kad radau ten Pinterest'e kažkokį tai patterną, draugiai sakau, davai gal pasisiuvam kartu, tu mane pamokysi, ten siuvimo mašiną turėjo, mes ten. Aš esu tokia, kur man iš karto reikia, tai jau dabar važiuojam ten į senukus kažko pirkti, ten į medžiagų ieškot, bet kadangi su draugė, tai reikia ten tartis, laukti, kol jinai galės, tai man tas procesas jau buvo toks, gal iš viso nebereikia. Bet ten per kokį mėnesį susikaupėm, pasiuvom ir mano lūkestis buvo, kad ten išeis kažkoks karmalas. Bet tau, tu siūt mokėjai, tau čia nebuvo naujiena? Okay. Siuvimo mašinas niekada turbūt nebuvau. Pas močiutę mamą buvo tas siuvimo mašina, bet aš niekada prie jos nelindau, taip sakant. Tai, draugė parodė, aš ten tas siūlės, ką žinau, tiesiai važiuoju. Ir kažkas tai gavosi iš tikrųjų tokia kuprinė, kuri, iš tikrųjų yra 3D daiktas, į kurį gali įsidėti kitus daiktus. Ir po šiai dienai jinai dar nešiojama yra kažkur tai. Tai aš buvau labai labai nustebus, kad taip tiesiog galiu nusipirkti medžiagų, gabaliukų kažkokių, išsikirpti kažką, susisiūti ir išeina tikras daiktas. Aš buvau, wow, galvoju, kietai. Tai nusipirkau siuvimo mašiną ir pradėjau siūti, tiesiog bandyti, ten klausiau draugų, ką tau reikia pasiūti. Ten nuo saulės kažkokiu akinių dėklą, telefono dėklą, nežinau, kuprinės jau nesiuvau antrą kartą dar ilgai.
kažką mažo, paprasto, mano pirmi produktai buvo tabakinės, nes aplinkui daug draugų rūkė, kažkaip atrodė labai lengva, nes tokie, pas mane viskas ėjo, kadangi nemokėjau siūti, tai per lengvumą, kad turi būti man paprasti modeliai, geriausiai tiesiai siūlės, kad nebūtų ten jokių užsukimų. Tai va, ir tiesiog siuvau. O medžiagos tos, kurias dabar naudoju, jos iš karto nuo pat pradžių? Ne, jos vėliau buvo. Iš pradžių tai visokie likučiai, ten į Humanas, į Danesą Vilnių, į parduotuvę, jau ten didžiausia pasirinkimo medžiagų ir visokių siuvinių dalykų, bet ten tik į tą jau likučių skyrių, kur ten po metriuko, po pusę metriuko. Nes labai maži tie mano gaminiai buvo, tai nereikėjo, tai nebrangu buvo bandyti, tas siuvimo mašina buvo pirma investicija tokia didesnė, bet tai, kas ten, 200 eurų. O tos medžiagos, tai ten irgi buvo, ten vos ne 50 centų po eurą, kažką tai ten bandai perki. Siuvi ir ten, nežinau, ten po užtruktuką irgi vieną kitą, tai nebuvo ten kažkaip, kad dabar jau nusipirksiu ten krūvas viską ir bandysiu kažką daryti. Tai viskas labai tai per bandymą, kaip galvojau, kad viskas man, tie drinbacks eina per smalsumą. Jeigu kitiem atrodo verslas atsiranda per tokią idėją, kurią tu tiki, nori pakeisti pasaulį, kažką gerą produktą duoti, tai man yra per smalsumą. Aš pati noriu suprasti, kaip veikia pasaulis, kaip žmonės daro verslą, kas tai yra, kokios. Man visų pirma buvo ten, kad, tai aš čia dabar kažką siuvu, tai gal man reikia logotipo kažkokio. Tai o kaip čia tie logotipai, tai čia aš pati, bet ką nusipaišau ir čia mano logotipas, čia pavadinimas, o tai gal čia reikia kažkaip tai nežinau, užsipatentuoti ar ką. Tada supratau, kad niekas čia nepatentuoja daug žmonių. Ir čia tiesiog taip, nusipaišai kažką ir veikia. Gerai, galvoju, o kaip ten visi anspaudus turi kažkokias įmonės. Galvoju, tai čia tai jau kažko tai veikia. Tada suprantu, kad tiesiog nueini ten kažkur užsisakai, tau duoda. Tai toks, tai čia viskas taip paprasta. Bet žodžiu, neprasidėjo nuo to, kad dabar paimsiu, susikursiu socialinius tinklus, pradėsiu kelti, visi čia pirks ir važiuos verslas ir uždirbsiu milijonus. Gal taip ne, bet aišku, kažkurio metu, ne visai tokios dramatiškos gal mintis, bet, aišku, kažkokių lūkesčių buvo tam keliai. Tai aš ilgai nesikūriau Instagramo. Čia man vienas iš iššūkių buvo, apie kurį galvojau stipriai, kad buvo sunku prieš draugus susikurti Instagramą, Facebooką, kad kažkaip buvau tokia aplinkoje tuo metu, kur buvo aplink tokia ideologija, kad verslas yra blogai, reklamos yra blogai, jos apgauna, visi tik nori išvilioti tavo pinigus. Ir tada, kai esi tokio aplinkoje, pačiai galvoti apie reklamą, yra labai labai sudėtinga, nes iš karto atrodo, kad aplinka tave ten baus. Tarsi žiūrės kažkaip negatyviai, ką tu čia dabar darai. Nors, aišku, pradėjus, tai nieko ten panašaus nebuvo. Bet man reikėjo atsitraukti iš tikrųjų nuo tos aplinkos, kad galėčiau tą pradėti. Taip, kaip gavosi savaime, nebuvo, kad, noriu kažką daryti, atsitrauksiu nuo tų žmonių. Tiesiog, pastebėjau, kad buvo lengviau, kai to aplinkos spaudimo jis buvo toliau nuo manęs. Ir pats viso to profilio sukūrimas, tai nuo kokios irgi minties ar kažkaip buvo ta mintis, kad reikia kažkokios platesnės auditorijos. Bet aš, nekenčiau marketingo, trumpai tariant. Man faina buvo siūti ir aš visiškai nenorėjau galvoti apie tai, kaip parduoti, kaip komunikuoti socialiniuose tinkluose, nes aš iš viso juose buvau labai neaktyvi. Ir ten kažką tai reikia, kažkaip, bet čia taip, kam čia? Per sunkumą. Jo, bet vis tiek kažką pabandyti, iš pradžių ten tą fotosesiją kažkokią pasiorganizavau su draugais, kad ten padėjo man tiesiog, todėl, kad jie draugai. Ir taip, tas mano, kaip sakant, požiūris buvo, kad ir mano pačios buvo požiūris, kad reklama yra blogai, kad verslas yra kažkas tai negero. Kalbant apie patį profilį, nuo ko prasidėjo visas tas turinys, nes dabar kas yra tavo profilį, tai yra labai organiška, viskas realiai, kas eina per tave, per tavo kasdienybę ir per visokius išbandymus ir panašiai. Bet nuo ko tada prasidėjo? Nes, pavyzdžiui, aš prisimenu, kai šeimos versle pradėjau tos socialinius tinklus ir patį profilį, tai tada buvo fotosesija padaryta,
toks ir toks drabužis, eikite ten ir ten ir viskas tuom baigėsi. Tai nuo to irgi taip panašiai ir lygiai buvo. taip pat, turi gražias nuotraukas ir kuo daugiau reikia, žinai. Taip. Tada pirkit, va tokį pasiūlau ir tokį pasiūlau. Ir tokį gali, ir tokį. Ir nei aprašymų, kažkaip nei aš net turėjau idėją, kad ten kažką reikėtų kitaip daryti. Tiesiog taip, ką tu gali daugiau sugalvoti, turi produktą įdėti, viskas. Tai kai nesidomi ta aplinka, tuo pasauliu, tai net nebuvo taip, kad aš kažką tai, reikėtų čia geriau daryti, bet paprastai padarysiu. Tarsi tiesiog. Taip. Vienintelis kelias atrodė. O tai tai iš pat pradžių pradėjai tiesiog iš smalsumo, kad siū, tada jau visus draugus pradėjai apsivinėti, tada atsirado Instagramas ir po to shopas, ar Instagramas ir Etsis buvo kažkur panašiam laikotarpiu? Dabar aš taip bijau pameluoti, bet, tarsi, websaitas atsirado tikrai po Etsio. Nes man ir žmonės taip sakydavo, kad, tai čia reikia Etsy, nes vienintelė vieta, kur parduoti, tai yra Etsis, rankų darbo gaminiam. Tai vis taip rekomendavo, aš, Etsis, tai Etsis, atsidarai, ten susikuria akauntą ir kodėl ne? O tai buvo kažkokių iššūkių toj pačioj Etsy platformai, nes aš pati nesu susijusi, nesu ten buvus ir man ten tamsus miškas, tai ar ten yra kažkokių dalykų svarbių, ką ten susikūrus, tarkim, ar dabar pastebi, ar dabar dar iš vis esi toj platformai? Esu. Kaip sakant, iššūkių nėra tol, kol nepradedi gilintis ir žinoti, kaip gali būti gerai. Ir tai iš pradžių man iššūkių nebuvo, nes viskas, tavrasme, susikurti, žinai, ten step by step, viską pasidarai. Neperka, bet tai nežinai, kodėl. Bet praėjus jau daugiau laiko ir website jau turėjau, nusipirkau vienus mokymus Etsio ir supratau, kiek ten yra visko daryti ir kad galima pasamdyti žmogų pilnu etatu, kad jis ten tiesiog tą Etsį ir prižiūrėtų. Tai aš supratau, kad tą kryptimą aš nenoriu eiti ir ten kas vyksta minimaliai, tas tegu ir vyksta savaime. Bet šiaip, tarkim, dabar jeigu neturėtum, ar vis tiek į ten eitum, ar vis tiek darytum? Aš manau, kad mano pozicija yra tokia, kad viską galima pabandyti, jo. Nes, nežinai, kur tau paeis, kur nepaeis. Bet aš jį atsėdama, iš karto pasimokyčiau, kaip gerai tą daryti. Nes ten irgi yra skirtumas, kad nauja parduotuvė, jeigu iš karto yra gerai sutvarkyta, tai, aukščiau ten kyla, geriau reitinguoja ir taip toliau, tai, geriau yra gerai pradėti iš karto. O su socialiniais tinklais? Socialiniais tinklais. Kaip manai, ar socialiniuose tinkluose, tarkim, yra visiškai naujas brandas, jisai pats nežino nei kaip komunikuoti, kaip pati, tarkim, buvai pačioj pradžioj. Ir kaip darytum? Ar tiesiog vėl taip pat eitum, nežinodama ir bandytum daryti ir iš viso to mokytumės, ar pradžiai eitum kažkur mokytis ar su kažkokiu iš karto specialistu ir taip bandytum išvažiuoti? Dabartiniam akim matant. Sunku tai pasakyti, nes, jeigu koks yra tikslas, jeigu tai yra, žmogus ar žmonės, kurie turi, aišku, tikslą ten kurti verslą, parduoti, tai aišku, kad ten tiesiog, taip kaip aš tuo metu, kai pradėjau Instagramą, ką žinojau apie, kaip ten reikia komunikuoti, tai, toli nenueisi. Tai tada geriau mokytis, bet jeigu, tiesiog pasibandymo būdu kažką tai bandai, žiūrisi, tai man atrodo, aišku, geriau pradėti ten, kur esi ir pakeliui mokytis, nes, kuo tu ilgiau kaupsti žinias kažkokias, tuo dar baisiau darysis. Taip, gal čia net nereikia pradėti, tai tokia atveju, man atrodo, pradėti, kad ir šiandien. Šiaip jo, aš irgi taip galvoju, kad jeigu ten ir nėra biudžeto ir panašiai, ir tas mokymasis irgi jo gali būti, kad tiek kaupi tas visas žinias, ten gryninės viską darais ir po to save, tam tikri žmonės tiesiog save labai užspaudžia, kad čia aš dar nepasiruošęs, čia dar reikia dar pasidaryti N dalykų. Bet jau tada geriau sustartuoti, pradėti po truputėlį ir tada vėl viskas įsivažiuoja. Bet šiaip irgi, ką pastebėjau, jeigu yra asmeniniai prekių ženklai, kur atstovi vienas žmogus už tam tikro brando, tai jam dažniausiai pačioj pradžiai reikia tokio užvedimo. Ir aš ką irgi pastebėjau su kai kuriais klientais, kurie, solo verslai, kurie ten
neilgai, tarkim, komunikuoja arba visai ten nieko nekeldavo socialiniuose tinkluose ir mes pradedam dirbti, jie pradeda pamatyti, kaip mes viską planuojam, iš kur tos temos atsiranda. Po to, nes irgi dažnai būna, tik pradedi dirbti ir sako, mes neturim visiškai idėjų, mes čia nežinom nei ką, nei kaip, nei kur daryti, tiesiog gimk mane už rankos ir vesk ir sakyk, ką mes čia dabar darom. Ir po to jau žiūri, kad po kelių mėnesių to žmogus ir pats ateina jau su idėjom, su temom, žiūrėk, aš čia žinau, aš ir šitą noriu iškomunikuoti, čia taip ir taip reikia. Ir netgi keli bendradarbiavimai yra pasibaigę ties tuo, kad tie žmonės patys tiek išaugo ir suprato, kad jie patys gali komunikuoti, jie patys moka, jau patys žino, kaip parašyti, ko auditorija nori ir tada tas turinys vėl kitaip persižiūri, bet dabar, kai kalbu, manau, kad labai apie tave kalbu. Tai būtent. Tai galvojau. Tai su visa komunikacija, tai viskas po truputėlių pradėjai vystyti ir panašiai. Ir kuriam tą momentą jau pradėjai ieškoti specialisto. Ir kur, kaip supratai, kurioj toj srity tau to specialisto reikia, ar visai tu nežinojai ir tiesiog norėjai pabandyti, čia gal irgi vienas buvo iš tų pasižiūrėti, kaip čia viskas vyksta. Turbūt pradėjau ieškoti specialisto tada, kai prisijungiau į mentorystės nekenčių marketingo migles ir supratau, kad tai yra darbas, kurio aš labiausiai nemėgstu, jis man yra sunkiausias, jį aš galiu labiausiai atidėlioti ir kad tame man reikia pagalbos. Tai kadangi aš tuo metu dirbau tik tai su Dreambacksais, tai vienintelės buvo mano pajamos ir jos buvo labai mažos. Tai tų pinigų nebuvo daug, tai aš ieškojau tiesiog labai pigaus varianto. Ir kai pradėjau bendradarbiauti, plus mokiausi lygiai grečiai pati ir žiūrėjau, kaip kiti komunikuoja, supratau, kad taip, kaip mes darom su ta mergina, man nepatinka, nes tai yra tiesiog, maketas. Ten storis yra maketas ir jisai visiškai negyvas, toks, nežinau, nebendraujantis auditorija ir tada supratau, kad, ne, man gal jeigu ir reikėtų kito žmogaus, tai jis turi būti praėjęs tos pačius mokymus, kur aš, kad suprastų, kad apie ką aš kalbu, nes aš tai nenoriu dar, kaip čia dabar man reikės aiškinti, ko aš noriu taip, nuo esmės, kaip ten bendrauti su klientu. Tai tada su kita mergina bendradarbiavom, jau buvo geriau, bet vis tiek kažkurio momentu supratau, kad neperduoda manęs, kad man visai pradeda patikti ir pačiai, kad prisijaukinau kažkaip, nebėra baisu kažko tai rodyti ar kalbėti ir kad, bet vis tiek man kažkaip tai sunku sugalvoti, suplanuoti ką, arba tokiu random būdu ten vieną dieną kažką sugalvoji, įkeli, nesugalvoji, kitą dieną. Iš to vadinamo pajautimo. Taip, iš vadinamo pajautimo. Tai supratau, kad taip netinka ir toks variantas, tai tada su tavim pradėjom bendradarbiauti, kad tu man paruošdavai planą mėnesiui temų ir aš po to pati tas temas išpildydavau. Pati pasiruošdavau savo turinį, tai man tas buvo labai gerai, nes jau aš žinojau, kaip aš noriu iškomunikuoti, tik tai man reikėjo, kad kažkas tai tokius deadline'us sudėtų, ribas, kur čia, ką, apie ką, jeigu ten darau kažkokį išpardavimą, kiek anksčiau reikia pradėti apie tai komunikuoti, kad nereiktų tiesiog pačiai tą visą susidėlioti planą, kada ten kas turi vykti. Tai man tas buvo labai gerai. O kai pradėjai ieškoti specialisto, tai nebuvo kažkokių baimių, nes, pavyzdžiui, ir ką dažnai išgirstu, kad žmonėm yra baisu perduoti tą visą komunikaciją. Nes atrodo, čia perduosi kažkam kaip savo vaiką, žinai, atiduodu dabar ir čia bet ką su juo padarys, čia bus blogai ir panašiai. Tai ar nebuvo tokių baimių prieš galvojant dirbti su specialistu? Tokių baimių gal nepamenu kažkaip. Visų pirma, tai aš labai nenorėjau komunikuoti, tai man toks kažkas kitas tą padarys super. Kita vertus, kad tai nėra, kad aš ten atiduodu savo Instagramą ir tas žmogus kelia, ką nori. Tai vis tiek yra suderinimai, patvirtinimai, gali prašyti korekcijų kažkur, tai nėra taip jau, kad visiškai atiduodi. Aišku, ta stilistika tiesiog užtrunka laiko, kol tu ją susikalbi su to žmogum. Okay. Tai jeigu dabar taip pilnai grįžtum su visais Dreambacksais, nes dabar šiek tiek nuo jų atsitraukus, ar manai, kad
dirbtum specialistu, arba jeigu, pavyzdžiui, tai būtų visiškai kitas brandas, ar rinktumės dirbti su specialistu, ar vėlgi ieškotum tokių kažkokių kitokių prieėjimų? Aš turbūt rinkčiausi tą patį planą, kur mes turėjom, kad kažkas man padeda susidėlioti mėnesio planą ir tada aš komunikuoju pati. Nes komunikuoti man jau faina. Taip. Bet manau ir pati komunikacija labai labai pasikeitė, nes prieš tai taip sakai, kad daugiau tas šablonas, kur nupasakojimai, pardavimai ir panašiai, o dabar visai toks, sakau, ta visa komunikacija labai per tave, per tos pasidalinimus. Bet ir pastebėjai, kad ir pati auditorija kitaip įsitraukia, žiūri. Taip. Aš supratau, kad esmė yra tas asmeninis prekinis ženklas, kad nesvarbu, ar aš ten parduodu kuprinę, ar pilvuzinę, ar knygutę, ar, nežinau, vilkelį. Tai yra ne apie tai, ne tiek apie tai, ką tu parduodi, tai yra apie tai, kiek tu sukuri ryšio su auditorija. Kiek tu esi įdomus žmogus, kiek relatini, kiek nori tave palaikyti. Tai nes aš irgi tą patį pastebiu, kad, aš seku žmonės, kur man, tarkim, gal nereikia jų produktų visiškai, bet man žiauriai faina juos stebėti. Tai aš irgi galvoju kažkaip tai, gal prasukti tą savo Dreambags Instagramą į kažkokį tai bendresnį profilį jau. Okay. O grįžtant prie darbų su specialistais, tai kokie tavo manimų buvo pliusai ir minusai, kai dirbai grinai, ta prasme, pilnai su specialistu, kai visą komunikaciją, viską ruošdavo? Pliusas tikriausiai tas didžiausias, kad pačiai nereikėjo viską daryti. Taip. Tai tas vienareikšmiškai, tai tau nereikia nei temų galvoti, nei kada ten ką paruošti, nei nuotraukų ieškoti, nes jau pasidalinai viskuo, ką turi, visais video ir ten jau žmogus atsirenka. Ir nereikia ten sudėti laikų vietoj visko jau į tą Instagram ar Facebooką, tai čia didžiausi pliusai. Aišku, dar yra fainai, kad žmogus iš išorės jisai pamato tave visiškai kitaip, kaip tu pats nesugalvotum, kad čia yra kažkas, apie ką galima komunikuoti, kad tau savaime suprantami dalykai irgi staiga tampa iš kito žmogaus akių tokia, tai čia apie šitą galima, taigi čia aišku, kaip diena. Šiaip apie šitą kaip tik šiandien dalinaus savo profilį ir čia nesenai visai turėjau konsultaciją su permanento meistre ir mes pradėjom šnekėti, kad trūksta klientų ir jų neateina naujų, bet yra kitos, kurios žiauriai daug turi klientų. Ir kur čia yra tas kabliukas. Ir pradėjom kalbėti ir sakau, tai jeigu aš dabar sakyčiau, kad aš galiu ten strategiją padaryti, socialinius tinklus administruoti, mokamas reklamas darau ir nieko daugiau nebepasakau. Tai tam žmogui nėra tos minties, kad, tai man čia reikia tau parašyti, užsiregistruoti. Realiai tai tas žmogus tiek turi kažkaip jam pasakyti, kaip su tam susisiekti ir kas bus toliau. Tai iš esmės vesti už rankos. Tai šitą nėra savaime suprantamų dalykų. Ir mes, kai įsisukam savo rutiną, tai man ir pačiai, tarkim, apie marketingą dalinantis, atrodo kartais tokie savaime suprantami dalykai ir tokie paprasti, bet iš tikrųjų yra žmonių, kurie visai tam nuliniam taške stovi ir jam reikia tokios informacijos, tokios komunikacijos. Tai visada reikia nepamiršti ir sugrįžti, gal net irgi sveika pasižiūrėti, ką anksčiau komunikavai, ką pasakodavai, sakydavai. Būtent ir tas kartojimas, kad jeigu vieną kartą pasakai prieš mėnesį, tai ta prasme. Taip. Niekas neprisimena. Taip. Tai kai visus Dreambagsus pradėjai, tai jie prasidėjo, tarkim, kai jau atsirado šopas. Viskas tada jau prasidėjo nuo kuprinių, pilvuzinių, ar iš karto jos buvo, ar ten irgi pradžiai buvo tabakinės? Geras klausimas. Nepamenu iš tikrųjų, kaip pačioje pradžioje buvo. Kuprinės man buvo sunku įvesti į asortimentą, nes jos yra toksai, aš šiaip esu žmogus, kuris mėgsta greitą rezultatą, tai sėdėti ir siūti ant gaminį visą dieną, man nebelinksma. Tai arba duoti kažkam kitam, ko man dar buvo ne ten. Tai tada reikia ieškoti lengvo modelio, kurį man išeitų greitai pasiūti, bet jis ten būtų ir fainas, ir patvarus, ir laikytų, ir gražiai žiūrėtųsi ir taip toliau. Tai kol aš radau tokį modelį, tai užtruko labai. Tai pirma kuprinė nebuvo tokia kuprinė, kokia dabar yra? Ne.
Ne, visiškai nebuvo tokia. Ok, nes, atrodo, žinai, kas jau dabar yra, tai gal ir nuo pradžių taip viskas buvo. Tai, bet, žodžiu, kuprinės, pilvuzinės, tai vis tiek buvo tokie pagrindiniai tie gaminiai, kas buvo ir... Turbūt pilvuzinės yra toks mano klasika, kuri daugiausiai parsiduoda, aš einu ant jų labiausiai, man jos irgi labiausiai patinka, aš labiausiai tikiu to produktu, tai... O tai kaip tada pildėsi po to asortimentas? Ar pildėjai spalvom, pasirinkimais, dydžiais, modeliais kitais? Ir ar iš vis, ta prasme, kaip irgi tas asortimento pildymas? Ar tai buvo strategiškai suplanuota, kad man reikia čia dabar daugiau, kad žmonės galėtų pirkti daugiau? Ar tai tiesiog buvo irgi, kad, man faina ir šitą dalyką siūta, pradėsiu ir šitą dalyką siūti? Buvo iš pradžių tai, kad kas faina, ką čia dar galima sugalvoti, bet pavyzdžiui, kokios kosmetinės, kaip ir faina, kaip ir kartais prašo žmonės, bet aš kažkodėl jo asortimente taip ir neturiu. Ir net nelabai galiu paaiškinti, kodėl, nes atrodo toks paprastas dalykas, bet tiesiog yra tie galimybių, kaip jas pasiūti, kad aš taip ir nenusprendžiau, kurį modelį man siūti. Ir taip, tai ir nesigavo, nežinau. Tai ir pats, tarkim, asortimente esančių dalykų, produktų, tas atsirinkimas nebuvo toks labai sąmoningas, kad aš čia dabar kelsiu tą pardavinėsiu, nes man čia apsimoko, šito pavyzdžiui nedarysiu ir neapsimoko. Iš dalies. Vienu metu buvo tas, kai aš jau bandžiau grinai gyventi iš Drinbeksų, tai tada buvo daugiau to strateginio, kad įves kažkokių mažesnių, pigesnių produktų, tai tada jų atsirado daugiau. O iki tol tai, toks yra sudėtingumas, kai tu gamini, tu gali padaryti labai daug pokyčių kiekvienam gaminiui. Gali užtrauktuką iš dešinės pusės arba iš kairės, žinai, padaryti. Ir toks, žmogui tai yra visiškai nesvarbu, bet tau jau yra svarbu. Tai, nes vis tiek reikia kažkaip tai pasiūti. Ir tada, būdavo pas mane ten, tarkim, kuprinės 3 dydžių, dabar liko 2. Nes tiesiog suprantu, kad kuo daugiau žmogui leidi pasirinkti, tuo yra sudėtingiau, nes reikia išsiaiškinti, kurio tu čia nori, kurio nenori. Tai su pilvuzinėm irgi ten turėjau, dabar turiu 2 tiesiog, didesnė ir mažesnė, prieš tai turėjau dar tos mažesnės, didesnė ir mažesnė. Tai jo, man sunku buvo tą rasti balansą tarp to, kiek žmogui duoti, customizinti viską, personalizuoti, o kiek sakyti, čia jau yra produktas, nes ten ar papildoma kišenė, ar ten kompiuterį skyrinu. Kaip ir galiu, bet jeigu vienam padarai, tada kitas. O mano draugai tai padarai. Jo, bet ten buvo kitokia kuprinė, šitos jau netaip išeina. Ir tada ten įlendi į tą vieną kažkokią užsisukį. O tai dabar yra tokia galimybė, kad, pavyzdžiui, renkėsi pilvuzinę ir pasirinkti spalvas. Ir kur matai daugiau, tarkim, galimybių ir ar duoti tiesiog pasirinkimą žmonėm, nes buvo likti su kuprinėm, kad vienu momentu buvo jau pasiūtos su tam tikrais raštais. Tai kur tau pačiai fainiau ir kur atrodo klientam aktualiau? Ar kad jie patys gali viską susidėlioti, ar kad jau yra paruoštų padarytų ir važiuok, renkėsi tokia arba tokia yra? Tos mano paruoštos, jos realiai irgi nėra paruoštos, nes aš, tarkim, pasiūlau vieną kuprinę, nes kažkas ten išsirinko spalvas, ten parašęs per Instagramą, aš ją nufotkinu, įdedu į website ir jeigu kažkas nuperka, aš tiesiog jas siūlau iš naujo. Tai, nežinau, yra tas, aš dabar festivaliuose irgi pardavinėju tos daiktus, tai labai žmonės skirtingi yra. Vieni ateina šitos ir viskas aišku, kiti ten dar po 3 dienų ateina, pagalvoja, kurios čia visgi nori, dar pasimatuo, dar nusifotkin, dar nusiūs draugui. Tai tas pasirinkimas irgi žmonių labai skirtingas, bet dažniau turbūt kuo daugiau yra skirtingų dalykų, iš ko rinktis, to yra sudėtingiau. Bet ko žmonės nori iš manęs, ko prašo, kad matytų tos, nes tarkim, jeigu aš ten rodau 20 medžiagų, ten su juoda 20 medžiagų gali pasirinkti, tai kuo daugiau tu jų turėsi jau parodytų, kaip čia jos gaunasi, tai tuo žmogui bus aiškiau, ko tikėtis, nes tie mano raštai, tarkim, irgi jie, būna tokie, kur kažkoks didelis printas, o aš paimu tik tokį gabaliuką. Ir man nepatogu, jeigu žmogus ten išsirinks, tikėdamasis, kad čia visas bus sutilps, o ten tik tai gabaliukas ir kažkaip tai numatyti, ko jisai tikisi, tokia tiesiog daugiau nežinios, ar tiks ar netiks. Tai dabar yra daug komunikacijos tarp tavęs ir kliento, ne? Jeigu
jeigu jisai renkasi ten, nu, vat, kaip ten atrodys ant tos pilvuzinės būtent ta medžiaga ir kaip tada čia vėlgi atsiranda toks iššūkis, tikriausiai kaip ir socialiniuose tinkluose perteikti visas ir tas spalvas parodyti ir variacijas, kiek jų skirtingų, nes yra begalės ir tuo pačiu kaip į e-shopą viską sutalpinti, viską absoliučiai parodyti, kad iš visko galėtų pasirinkti žmogus. Tai, okay. Tai dažniausiai ta visa komunikacija su klientais irgi vyksta socialiniuose tinkluose, ar ten, tarkim, jie tiesiog eina į e-shopą, užsisako ir po to tu jiems susirašinėjai kažkaip dar parašai? Nu, visai būna, bet šiaip gal daugiau žmonės renkasi, kur mato jau kaip bus. Tada, aišku, man reikia iš tos visos didelio medžiagos gabalo atrinkti būtent tą, kuris yra nuotraukoje, kad tikrai sutaptų dėl viso pikto. Tai, dažniau renkasi tą, kuris jau mato, kaip atrodys. O jeigu kažką tai pasitiksina per Instagramus, Facebookus, jo, tada ten derinam ir aš ten fotkinu, ką turiu papildomą, nes, aišku, website irgi ne viskas nugula, kas ten jau spintoje guli. Bet e-shopas tikriausiai irgi toks visada besikeičianti erdvė, kur vis galvoji, kaip kitaip, nepateikti, kaip dar kitaip parodyti, kaip dar patogiau čia padaryti. Tai tikriausiai, kas dabar yra irgi e-shopą, tai nuo pat pradžių irgi nebuvo jis toks. Jo, ir aš nežinojau to. Aš maniau, kad pasidarysiu e-shopą ir jis visam laikui jau praktiškai. Gerai, tam produktai įsidėsi, atimsi. Bet kad reikia vis iš naujo pergalvoti, ar ta sistema veikia, ar greitis tinkamas, ar ten nuotraukų kokybė okei, kad reikia video papildomai įdėti ir taip toliau, kad tai yra gyvas dalykas ir tu visą laiką turi galvoti, ar tai yra taip, kaip dabar yra patogiausias būdas žmogui apsipirkti. Bet viską darys nuo pat pradžių irgi pati? Website kūriausi su pusbrolio pagalba. Ir po to dabar jau tik tais viską, ką koreguojas, viską jau darys pati. Jo. Kaip galvoji, kokiam etape, arba šiaip, tarkim, jeigu dabar darytum viską vėlgi nuo nulio, kuriam etape pas tave atsirastų e-shopas? Nes, pavyzdžiui, vėlgi čia būna žmonių, kurie pirmą dabar pasidarau e-shopą, visus savo pinigus, visą biudžetą sudėjau į e-shopą, pasidariau žiauriai fainą, ten viskas keičiasi, mirguliuoja ten fainai, susikūriau socialinius tinklus, ir dabar laukiu, kol pirks. Biudžetą nebeturiu, nieko nebeturiu, dabar laukiu tik tais pardavimų. Tai aš, pavyzdžiui, tai manau, kad daryčiausi e-shopą iš karto, nes yra irgi tokių prekių ženklų, kurie susikuria Instagramą ir pardavinėja per Instagramą ir tik tais ten po kelių metų tik tais pasidaro tos e-shopus. Tai bent jau aš galvoju, kad aš daryčiau taip, kad iš karto eičiau su e-shopu, bet ten nesudėčiau viso savo biudžetą, kad liktų dar didžioji dalis visam tam išsireklamavimui, išsirodymui. Tai manai, kad irgi, ne? Kad tai jo, aš irgi linksiu, nes aš irgi tą pat norėjau sakyti, kad e-shopą iš karto, tik tai nesu visų biudžetų. Taip. O jeigu yra, tarkim, mažas biudžetas, e-shopas ar Etsy? Aš, dėl ko e-shopą susikūriau po Etsy, aš galvojau, kad, Etsy ima pinigų daug tų mokesčių ir aš galvojau, tai ką man Etsy mokėtų už tos mokesčius, plus ten Etsy dar reikia pirkti reklamą, jeigu nori, kad tave iškeltų. Tai aš galvoju, jeigu aš visus tos mokesčius paimčiau į savo, iš e-shopo tą reklamą daryčiau tiesiogiai, tai juk viskas būtų daug pratingiau. Bet mokesčiai visi yra ir turint e-shopą, savo e-shopą. Ar ne tokie dideli kaip Etsy? Mokesčiai yra valstybei nuo tiek, kiek tu suprekiauji. Bet pačiai platformai? Pačiai platformai. Yra, bet nepalyginsim, man atrodo. Nežinau. Kadangi e-shopą susimoki kartą per metus, tai ir pamiršti. Okay. O ten nuo kiekvieno nuo kiekvieno pardavimo reikia mokėti. Tai. Nežinau, aš ties mokesčiais Etsy negaliu pasakyti, kaip ten yra. Okay. Nes nesigilinau tiek jau. O kalbant vėl sugrįžtant prie asortimento. Tai visos kuprinės, pilvuzinės, visa tematika čia jau buvo aiški. Dienoraščiai. Kaip jie atsirado, kaip čia irgi ta mintis, čia atsikėlė į rytą, dabar reikia daryti ir dar Tailandė, tada, kad reikia jos atspausdinti, vežtis. Tai kur čia visas ėjo tas minties rautas? Minties rautas buvo štai toks. Kažkada pamačiau kažkokiai parduotuviai 3 ar 5 metų dienoraštį, man atrodė, gera idėja, nusifotkinau ir kažkaip tiek žinių. Tada buvo COVID-as, aš sėdėjau Ispanijoje, nebuvo ką veikti, kažkaip prisiminiau tą dienoraštį ir mes ten, aš jį vieną pasidariau. Savo rankom ten susikarpiau tos popieriaus gabaliukus, susivau, kiekvieną ten liniją sulinevau ir kai linevau paskutinės linijas, galvojau, Indre, daugiau tiesiog niekada nedaryk šito rankomis.
kažkaip savo pasakiau tą faktą, kad taip daugiau nedarysiu, nors labai mielas, gražus ten ir visa kita, bet kai pradėjau rodyti draugam, nes didžiavausi ir man atrodė žiauriai gera mintis, tai čia yra toks 3 metų dienoraštis, gal pristatysiu, kur tu rašai ten, tarkim, šiandien vienoje eilutėje, o kitoje eilutėje kitais metais tą pačią dieną ir tu gali taip 3 metus žiūrėti, ką tu šiandien tą pačią dieną veikiai per tos 3 metus. Tai man atrodė labai faina idėja. Ir aišku, grįžus į Lietuvą, aš ten rodžiau visiems, visi sakė, wow, aš irgi tokią noriu. Tai ką daryti, jeigu pati nedarysiu, tai kažkaip tai reikia. Tai aš pradėjau derinti dizainą, vienas draugas padėjo tą dizainą padarė ir tada mes turėjom suplanuotą kelionę į Tailandą ir prieš pat aš išsiunčiau užklausas į Lietuvos, ten gal ir Latvijos spaustuvės, Lenkijos, man atrodo. Ir kainos buvo kosminės, ten už vieną tą dienoraštį, arba reikia jau ten, nežinau, tūkstančiai spausdintis, kas man ten, jau yra kosmosas. Ten vos ne 10 ar 15 eurų. Tai galvoju, tai už kiek man jį parduoti reikėtų, ten vis tiek, toks dienoraštukas. Arba, tai tiesiog buvo toks, tai čia nieko nepaeis. Ir tada mes nuvažiavome į Tailandą ir mes mėgstam tos tokius iššūkius. Paulius, mano draugas, sako, tai gal Tailandą reikia spausdinti? Aš tokia, kur Tailandą, kažkokia nesąmonė. Bet davai, pažiūrėjau. Tai mes ten susiradom spaustuvę, nuvažiavom į kelias, apsiklausėm, tai aišku, ten buvo 10 kartų pigiau viskas. Ir bandėm suderinti, kad per tas ten 3 savaitės su viršum kažkas tai atspausdintų. Tai atspausdino. Mes ten apsikrovė. Grįžom su keliais šimtais tų dienoraščių. Ir viskas reikėjo, ten išdovanojom draugam, kas norėjo, žinojom. Ir po to jų dar liko. Tai kažkaip tai reikėjo jos išleisti į pasaulį, kad negulėtų. Tai žodžiu, irgi dienoraščių, ta mintis neprasidėjo nuo to, kad sugalvojau pardavinėti dabar dienoraščius, kabinsiu jos prie Dreambagsų ir viską čia kartu pardavinėsiu. Ne, aš kaip tik galvojau, čia ne prie ko, ta prasme, aš prekiauju ten kuprinėm, o čia yra dienoraštis, nieko bendro tikrai neturi ir bus e-shop'e vienas kitas daiktas. Tai kaip man čia dabar įvesti, kaip čia paaiškinti, kodėl jis vienas, tai tada kažko daugiau, nežinau, ten koinių, lietsargių, kur kažko tai random daugiau. Bet nieko, tiesiog darai ir viskas. O tai buvo kažkoks pergalvojimas ar planavimas, kaip čia dabar tuos dienoraščius įsivest, kaip pristatyti, ar irgi tai buvo labai organiškai viskas? Dabar neatsimenu. Šiaip, tai dienoraščiai turi gerą istoriją, tai tą istoriją pasakoti žmonėm, jiems iš karto įdomu, kas čia per daiktas, tai ir natūraliai įsiveda, nes kai yra istorija, yra lengviau. Tai kas sėkmingiau yra, dienoraščiai ar vis dėlto pilvuzinės? Pilvuzinės. Pilvuzinės? Jo, tai dienoraščiai yra toksai. Šalia? Ta prasme, ten jų aš neturėjau labai daug ir aš juos visiškai nesikoncentravau, tiesiog papasakau, kam įdomu, tam įdomu, tai ten tuo metu nupirko kažkiek, bet tai viskas dabar jie ten, dienoraščiai yra per Etsy, jie ten kartą į mėnesį tikrai nuperka, ten prieš kalėdas biškį daugiau, tai čia toks Etsy'nis produktas Lietuvoje, tik kaip pasakoji, bet reikia pasakot, kodėl čia faina, nes pažiūrėjęs, ten paskaitęs, niekas neaišku. Okay. O jeigu dabar žiūrėt vėl į pačią pradžią, kaip buvai, jeigu tada būtum turėjęs kažkokį mentorių, kuris turėtų absoliučiai visus atsakymus, kaip viską daryti, kaip parduoti ir panašiai, kokios tau būtų reikėjo pagalbos? Ko būtum prašius, ar ten, nežinau, e-shopą padaryti, ar ten socialinius tinklus daryti, ar strategijas dėlioti, ar eit pardavinėti, kad tau tik nereikėtų ir tu galėtum siūti? Gal tada tai būčiau prašęs, kad eitų pardavinėti ir manau, kad suderintų ten, nežinau, į kažkokias fizinės parduotuvės, ar kažkokias didmenas, ar šitą į biurus, kažkokius tai didesnės apsukas. Bet šiaip tai, man atrodo, viskas yra ant tiek mūsų galvose, kad, aš net negalėčiau to nei paprašyti, nei kažkaip žinot, ko reikia, nes, tiesiog tuo metu, ką man sakytų, aš, netikėčiau, nes reikia pribręsti iki tam tikrų dalykų, kur kažkoks planavimas, strategijos dėliojimas, man atrodo, kažkokia nesąmonė. Bet kai pradedi, pasižiūri, kad blemba veikia tą, ką susigalvoji, kad bus už mėnesio, taip ir nutinka, nes tu žinai, ko siekti. Tai prieš, pačioj pradžioj man,
Tiesiog tiek daug klaustukų visur yra, kad net nežinotum, nuo ko pradėti. Jo. Okay. Tai, irgi užsiminė apie gyvus renginius, apie fizinės vietas, parduotuvės. Ar manai, kad verslam dabar reikia tik tai socialinių tinklų, nes irgi dažniausiai būna taip, kad susikuriu Instagramą, pasidarau e-shopą ir dabar viskas pas mane eis per internetą ir visiškai negalvoju apie fizinės kažkokias vietas. Tai ar tai manai, kad yra pasteisinęs dalykas, ar to reikia? Ar jeigu irgi būtų tavo visiškai kitoks, tarkim, verslas, ar vėlgi eitum su savo produktais į fizinės vietas? Toks, man atrodo, klausimas visai priklausomas nuo produkto. Tai, tarkim, drabužių kokiam verslui, tai man atrodo, tikrai reikia, nes vis tiek žmonės mėgsta pačiupinėti, pasimatuoti ir internetu pirkti, kad ir kaip mes jau išmokę tą, bet, vis tiek. Vis tiek reikia pačiupinėti. Ir mano produktą žmonėm reikia pačiupinėti, dabar irgi sulaukiu skambučių, kur galima pasižiūrėti, aš tokia festivaliuose, dviejose per metus. Bet vis tiek tikriausiai tas susitikimas gyvas su pirkėjais ir šiaip pačiam verslui yra naudinga, kad išgirsto žmonės, kaip jie dėlioja mintis, ką jie mato, kaip jie čiupinėja, ką jie atkreipia dėmesį, nes vis tiek socialiniuose tinkluose tau niekas neparašys, kad aš dabar žiūriu tavo pilvuzinę ir galvoju, kad man čia trūksta to ir to. Taip, bet vėlgi, aš bandžiau skirtingas tas vietas, tai priklauso rasti savo nišą irgi labai svarbu, nes tarkim aš eidavau į kokias miesto mugės, į ten sostinės dienas, man visiškai buvo nei tema ir komentarai tik tai arba fainai, daryk toliau, arba, tai čia geriausias. Tai, visi kiti ten net nei iš odos, o šitai brangu. Ir tu sėdi tenai tiesiog, žmonės nuolat eina ir kažką tai žiūri ir pakomentuoja ir labai didelė demotyvacija. Tai nežinau, nebent kažką samdyt, kad tau nereikia tos demotyvacijos klausyti. Bet, aš tada irgi gal tiek nematau, gerai, gal yra tas prasmės, vis tiek mato tavo brandą, kažką atsimena, pamato. Bet, versus man, kur tokioje mugėje tokias reakcijas gauti, versus būti festivalėje, kur žmonės turi laiko, jie prieina pabendrauti, sužino apie mus, pasišnekam, ką mes veikiam. Ir ką, ir svarbiausia man, kad jie yra miške ir jiem reikia kažkur susidėti savo daiktus. Tai čia yra, tiesiog ideali vieta. Bet ar nepastebėjai, kad kai daugiau pradėjai komunikuoti ir visas socialiniuose tinkluose, visas veiksmas daugiau užsikūrė, ar tada nepasidarė lengviau eiti ir į gyvus tuos susitikimus? Ar nebuvo taip, kad jau sugrįžta kažkas ir pasidaro fainiau ir susitikti ir prisikviesto žmonės atvykti kažkur? Gal yra tos drąsos, aišku, jeigu gauni, gerus komentarus ir jau jauti kažkokį ryšį su auditorija, bet pas mane nėra ten labai tiek daug, tų sekėjų. Taip, festivalį, kai atvažiuoja 3 metus, tai ateina ir su savo gaminiais parodyti, sako, o čia dar nešioju, žiauriai fainai. Tai, tada taip, bet nežinau, priklauso, kokiam tam renginiui, koks veiksmas. Aš tai šiaip irgi su klientais irgi bendraujant ir ieškant tų sprendimų, nes yra tikrai tokių prekių ženklų, kuriem yra labai sunku įsivažiuoti socialiniuose tinkluose ir kaip ir ta reklama leidžiama, bet kaip ir to biudžeto nelabai yra, tai ieškai visokių tų prieimų dar kitaip išrodyti ir parodyti ir kad parduoti. Tai manau, tas visas gyvas veiksmas, fizinių parduotuvių ieškojimas ir panašiai, čia duoda tokio pastiprinimo, kai neturi didelio biudžeto socialiniuose tinkluose, nes jau manau, be mokamos reklamos, be biudžeto, nevyksta ten irgi niekas ten. Nebent, kaip sakau, turi labai kraštutinumus eiti, labai kažką dramatiškai daryti, tada gauni daugiau to organiško visą įsitraukimą. Bet jeigu daugmaž esi savo vietą ir po truputį bandai išvažiuoti, tai pasidaro labai sunku. Ir dar irgi ką pastebiu, kad žmonės praranda motyvaciją, nes irgi nemato greitų kažkokių rezultatų. Keli, jau kelintas mėnesis keli, bet nieko nematai. O šiek tiek paleidi reklamos, jau kažkas matai ateina, vis kažkas tas užsikuria kažkoks veiksmas. Tai kaip manai, kas tavo verslui pavyko ar veikia socialiniuose tinkluose? Būtent kas yra su komunikacija. Dalintis tuo, kas aš esu, ką veikiu, ką galvoju. Man atrodo, tame yra mano stiprybė
O ką jau parduosi, tai man atrodo toks antrinis, nes tai yra žmogaus palaikymas. Okay. O su mokamom reklamom, jas, dabar, kaip suprantu, kai viskas vyksta mažiau, viskas apmažėja, tai kaip ir jos neleidžiamas, bet prieš tai jos tau pasteisino, nepasteisino ir irgi reikėjo daugiau biudžeto, kaip su mokamom pasiteisino, tai vienareikšmiškai, tarsi ten labai jausmas yra, jeigu nėra reklamos, nėra pardavimų, yra reklama, atsiranda pardavimų. Tiesiog. Man aišku, ten nebuvo išdirbtas tas mano reklamos planas, tai labai brangus tie pardavimai buvo, kur tiesiog leidi reklamą tiek atsiperka arba net neatsiperka. Tai toks galvoji, tai gamina šitas pilvuzinės į minusą dabar. Tai prie visų šitų pilvuzinių dienoraščių ir panašiai, taigi buvo dirbtuvės siuvimo. Buvo. Tai čia irgi tos dirbtuvės atsirado iš to smalsumo, kaip kitus pamokyt, ar čia atsirado draugų, kurie sako, davai, sėdam, pamokyk mane. Kažkoks ten man nušvietimas buvo vienoje kelionėje, kad, taigi dirbtuvės galima daryti. Čia buvo tas etapas, kai aš buvau 100% Drinbeksuose, dirbau tik tai. Tai, reikėjo įvairių ieškoti tų prieigų, kas veikia, tiesiog žiūrėti, ar tai, į kur tie Drinbeksai turėtų nueiti, nes viskas, tarsi, yra labai neapibrėžta, nėra, kad aš būtinai noriu ten siūti, ar duoti siuvėjai ir parduoti, tai gali būti kitokia forma. Nes aš galvojau ir apie, pavyzdžiui, ten rinkinius, kad, nežinau, maišelį ten sudėdi viską gabaliukais atskirai, nusinti žmogus, siuvasi, nes, Lietuvoje visai turi žmonių nemažai siuvimo mašinas, visai smalsus yra. Tai, tiesiog tai buvo tos dirbtuvės viena iš tokių šakų, kurias aš bandžiau. Tai, daug ką irgi supratau, kad baisu žmonėm daryti dalykus, kurių jie niekada nedarė. Kad man yra nesmagu vienai tą daryti. Tai, čia gal didžiausia tokia pamoka ir prie ko privedė, kad, buvo labai smagu daryti tas dirbtuvės ne vienai. Ir tada man visas toks parėjo, tai kodėl aš iš viso tos Drinbeksus vieną darau? Čia ne taip turi būti, tikrai ne taip. Jau jeigu kada nors ateityje ką nors darysiu, tai tikrai ne viena, nes, ta motyvacija pačiai pasilaikyti nėra lengva. Okay. Tai dirbtuvės toks pasiteisinęs irgi dalykas ir ar kaip tu tą irgi įvedinėjai tada, ar tai tiesiog buvo vienkartinis reikalas, kur labas, aš čia sugalvojau dabar daryti, viskas registruokitės, ar kažkaip planavai, kaip čia dabar viską išsakyti, kaip čia prisikviesti žmonės? Tai tu gal pameni, man atrodo, padėjai man tuo laiku. Iš tikrųjų, tai nepamenu. Ne, kažkaip paprastai ten komunikuoji, kad reikia pabandyti, gal kas norit pasiūti. Ir užsiregistruoja žmonės, domisi, bet, ką reiškia, ar pasiteisino, tai, jeigu finansiškai, tai tikrai ne. Jeigu kaip, išbandyti kažkokį tai naują būdą, naują prieigą, tai taip, sužinojau kažką, išmokau. Bet tai jau turėjo šiek tiek daugiau planavimo ir viso įvedimo ir kvietimo žmonių. Tau, kaip sakai, ne vieną kartą pasakyti, pakviesti jau. Tai buvo daugiau suplanuota negu paleidimas visų Drinbeksų, visos komunikacijos. Ta prasme, tai buvo labiau apgalvota. Bet, su tom dirbtuvėm sudėtinga, nes, reikia kažkaip tai žmonės, jų savivertę pabūstinti, kad jie gali ateiti, kad čia yra visiškam nulinukam, kad įmanoma kažką pasisiūti per kelias valandas, tokia daug edukacijos gal. Nes jeigu sakysi, ateikit pasisiūti, tai... Taip, ne. Žodžiu, reikia irgi išdirbti ir visą idėją ir išsigryninti, kaip tiem žmonėm parduoti, kokie jų tie skausmai bus, kodėl jie bijos ir jam irgi pasakyti, kad čia viskas okay, mes tokių ir laukiam. Taip. Tai aš savo Instagrame buvau įsikėlus story ir paklausiau žmonių, nes mane irgi seka prekių ženklai ir klausiau, ko norėtumėt paklausti kito verslo, nes irgi čia dažnai toks, kur verslo su verslu, čia konkurentai ir nekalbės, kaip čia ką daro. Tai, žodžiu, užklausiau, ko tie žmonės klaustų kitų verslų. Tai vienas iš tų klausimų buvo, tai kai paleidai pirmąjį produktą, kai jis buvo visiškai, kai buvo pats prekės ženklas visiškai šviežutėlis ir kai nebuvo daug sekėjų. Kaip išėjai, ar, irgi,
ar su planu kažkokiu buvo, kaip čia dabar pasakysiu, ar visai iš pat pradžių negalvoju, kaip čia dabar pristatyti tos naujus gaminius ir tik tai žymiai vėliau tas atėjo, kad man čia reikia kažkaip įsivedinėti ir apšildyti tą auditoriją iki pirkimo. Nu jo, galvoju, kad čia klausia verslas, kuris jau žino, kad yra verslas ir kad turi aiškius produktus, tai mano atveju, kai aš taip susikūriau tą Instagramą, tarkim, tai ten kažkokius įsikūriau savo gaminius, toks labiau gal kaip portfolio, aš nežinojau, kad tuos galiu ten gaminti, štampuoti, taip sakant. Tai, gal irgi biškai kita ta situacija, bet galvoju dabar, kaip įsivedžiau, nežinau, kažkokį tai vėliau produktą, kuris buvo aiškus, bet dabar nežinau. Okay. Tai dar vienas iš klausimų buvo, kaip mezgate ryšį su savo auditorija ir kaip pažįstate savo klientą. Tai, čia labai irgi aiškiai atsiskyrė, kaip prieš tai visa komunikacija tavo vyko ir kaip po to persivertė. Tai kaip įvyko tas visas perversmas, ar tu žinojai, kad dabar aš turiu dalintis apie save, apie savo kasdienybę, kaip čia viskas vyksta ir tai man bus geriau, ar klausinėjai kažkaip savo auditorijos, kaip šitas visas perversmas vyko? Tikrai nežinojau, bet tiesiog bandai kažką tai įkeli daugiau ten iš savo, nežinau, ten sode, tarkim, gyvenau, įkeli kažkokias daržovės, padarai įspėjimą, kuri daržovė ir matai, kad, įsitraukimas didesnis, žmonės komentuoja, žmonės ten balsuoja, atrašo ir taip, tai čia taip įmanoma, žinai, kad jie taip iš viso reaguotų, jie yra, žinai, žmonės, jie žiūri, jie tikri ir jie, į turinį, kuris jiem įdomus, jie įsitraukia. Tai tada ir bandai kažkaip tai galvoti ir iš savo perspektyvos, kas man žiūrėti įdomu yra, ko aš tikiuosi, kurių aš storių laukiu, ten kokio brando ar žmogaus, kas man įdomu, ir visą tą savo turinį vertinti per tai, ar man būtų įdomu pačiai sekti save, man atrodo, čia yra labai Bet irgi nebuvo iš to, kad, dabar sėdu ir galvoju, kaip man dabar kitokį tą turinį kurti, kokiom dabar kitokiom temom dalintis, negu visada dalinaus. Tai irgi daugiau buvo organiškai iš to, iš pabandymo kažkokio, ne, iš to tokio gyvo pasidalinimo. Negaliu įsivaizduoti nieko, kad aš sėsčiau kažką ir nuspręsčiau taip. Dabar darysiu viską kitaip. Nežinau, ar tai būna iš viso? Būna, aišku, būna. Gerai, man ne. Būna tikrai, nes ir tiesiog klientų tokių turiu, kur reikia surasti, nevažiuoja tai, kas dabar yra daroma, reikia dabar sėsti ir galvoti, kaip darom kitaip, kad vis dėlto tai išvažiuotų. Ir pradedi ieškoti kažkokių kitokių temų, pateikimų, formatų ir panašiai. Kas padeda nenuleisti rankų, jeigu kažkas baisiai nesiseka? Draugai? Bet kiek laiko vyko kai dirbai vien tik su Dreambagsais? Apie 9 mėnesius. Ir kada jau tas atėjo tau supratimas, kad viskas, aš jau nebenoriu čia 100% važiuoti ir aš noriu būti marketingo specialistą? Čia turbūt buvo tokia problema, dėl ko man tie Dreambagsai ir neišvažiavo taip stipriai. Tai dėl to, kad aš turėjau planą B. Ir taip, žinai, neoficialiai jo lauki. Taip. Kad ten bandau iki tada. O tada, tai ieškosiu darbo, tai kokio šito darbo ieškosiu. Ir kai tu nesi full in tiesiog. Tai, vis tiek daug padariau, daug išbandžiau ir išmokau, ir tas strategijos atsirado kažkokios mano matymo kitaip, ir tai, manau, tikrai padės ateityje kažką darant. Bet koks buvo klausimas? Koks buvo tas taškas, kai jau tada perėjai į kitą barikadų pusę? Nebe su specialistais pati dirbta, kad pati būtum specialistė. Tai mes buvom taip pat su Paulium sutarę, kad iki ten, man atrodo, rugsėjo festivalių sezoną dar išbandžiau visus festivalius, kiek ten mačiau potencialo, ir tada jau, jeigu matau, kad negaliu iš to pragyventi, tai tada reikia ieškoti darbo. Tai ir ieškojau. Nebuvo taip jau lengva, nes šiaip jau nesu aš iš mokslo marketingo specialistė ir čia tas darbas taip susirado mane, nes šiaip aš esu sociologė ir ten irgi darbo ieškant, tai buvau, gerai, tai dabar aš viskas, atsiveriu visom kryptim, ar ten marketingas, ar sociologija, ar dar ten kažkas buvo biuro administratorė, bet kuri kryptis man pasirinks mane.
Taip. O tai dabar perėjus, kaip sakiau, į kitą tą barikadų pusę, dirbant jau pačiai marketingo specialistė. Ar kitaip matai ten komunikaciją, visą bendrai marketingą, ar kitaip matai, negu tiesiog, kai darei savo? Kitaip, aišku, aš esu tokioj sferoj, kuri man yra visiškai svetima ir nesuprantama, tai aš realiai esu kaip tas žiūrėtojas. Tai aš tiesiog turiu, sunku yra tas, kad aš turiu surinkti tą informaciją, kas man apie Drinbeksus, tarkim, buvo, taigi aš žinau, kaip pasivau, žinau, iš kur tą medžiagą gavau, aš visą tą kelią žinau, turiu pati valdau informaciją. Tai čia, aš dirbu statybos inžinerinių tinklų įmoniai, tai aš nežinau nei kokios ten technikos, nei kokie ten vamzdžiai, nei kur ten gręžia ar kasa. Ir toks nusirinkti, išvažiuoti, sužinoti, kokia ten informacija turi būti. Kiti šneka apie tai, kaip apie savaime suprantamus dalykus. Aš turiu klausti iš to, o ką jūs iš viso darote, kodėl tai yra svarbu, tai ką žmogui, paprastam gyventojui tai duos. Taip. Tai irgi tie žiūri taip žmonės, kad čia klausinėjai, taigi čia grėžia. Viskas aišku. Tai tas yra, toksai ir iššūkis, ir lengviau, nes, tu gali to trečiom akim kažkokiam žiūrėti ir suprasti, kad tam žmogui, kuris žiūrės, bus irgi įdomu, nes man yra įdomu sužinoti, kaip čia veikia. Nes, pavyzdžiui, man tai asmeniškai savo yra žymiai sudėtingiau kurti. Nes atrodo, tai čia kaip ir viskas aišku, bet kaip ir supranti, kad neaišku, tai čia gal geriau klientai padarysiu, ne savo padarysiu. Tai atrodo, reikia prisiversti savo daryti. Tai ar tau nebuvo taip su Drinbeksus, kad irgi sunku prisiversti, sunku daryti ir dabar atrodo lengviau, nes tai yra tiesiog darbas, kurį tu turi padaryti. Jau, tai yra aiški atsakomybė, tai yra vis tiek kažkokie lūkesčiai iš kito žmogaus, kad tu padarysi, ką padarysi, o Drinbeksuose esi viena, tai neįkelsi kažko, tai neįkelsi, tai ką. Nieks man, taip sakant, nei atlyginimo mokės, nei nemokės nuo to. Taip, ok. Tai pabaigai turiu blitz klausimų su keletą pasirinkimų. Žodžiu, tai vienas iš tokių. Kokią platformą pasirinktum? Instagramą, Facebooką ar TikToką? Blemba, TikToko visiškai nežinau, bet aš irgi reikėtų, man atrodo. Tai ką pasirinktum? TikToką važiuoju. Aš tai jaučiu Instagramą, man labai... jisai iškesnis, bet man žinai, vis reikia kažką pabandyti. Taip, tau tiesiog yra įdomu. Ok. Kokį formatą pasirinktum? Reelsus, stories ar įrašus? Stories. Stories? Jo. Aš tik stories komunikuoju. Ok. Man, irgi šiaip labai toks patogus formatas, bet man filmavimas pats Reelsų patinka, po to ten sėdėti, redaguoti, tai yra kitas klausimas jau, bet pats Reelsų formatas, tai mane bent jau Reelsai labiau netgi traukia. Su kuo geriau dirbtum? Su mokama reklama ar su turinio kūrimu? Turinio kūrimu. Nemokamam reklamom? Stipriau tiesiog jaučiuosi su turinio kūrimu. Mokamos reklamos, okei, bet ten reikia labai daug stebėti, žinoti, išbandyti, kad žinotum ką. O aš rinkčiaus mokamą reklamą, bet čia visiškai iš klientų pusės, nes kurti turinį, tai man labai labai paprasta. Net mano draugas, pavyzdžiui, irgi aš prisėdu, ten per valandą laiką paruošiu turinį ir jis sėdi, kaip tu taip, aš vieną tekstą, ten 4 valandas bandžiau, išgimdyti, kažkaip jį parašyti. Bet aš mokamose reklamose matau, kad žmonės mato greitesnį rezultatą, didesnį tą rezultatą ir jie labiau ant to užsikabina. Negu kai yra tas visas turinio kūrimas, tai kuri ir neaišku, kada kas bus. Good point. Jo, tai aš dėl kliento tai rinkčiaus mokamą reklamą, nes labiau patenkinti yra klientai tavo darbu ir didesnį kažkokį efektą mato. Ok, o ką pasirinktum, influencerių marketingą ar mokamą reklamą? Mokamą reklamą. Kodėl? Gal mažiau, daugiau priklausomybės, daugiau valdai pati, negu kažkiek aš dirbau su tais influenceriais, tai sunku ir susirasti, ir įkalbėti, ir sugalvotas sąlygas, ir kažko tai reikalauti, nereikalauti, duoti laisvės ar neduoti, ir tiesiog labai daug komunikacijos. Aš šiaip irgi rinkčiaus mokamą reklamą, influencerių marketingas, viskas su jo gerai, tiesiog reikia labai aiškiai tą irgi žaidimų aikštelę ir savo apsibrėžti, kaip viskas turi būti, ko aš čia noriu, ir tam žmogui apibrėžti. Ir irgi labai svarbu yra atsirinkti žmonės, su kuo darysi, kaip darysi, žodžiu, labai aiškios turi tos ribos būti. Ok, o UGC turinys, taip ar ne?
Taip, Taip? aišku. Okay. Karuselės ar paprasti įrašai? Nežinau. Nu, kažkodėl tokį turiu, kad man nepatinka tos karuselės. Aš irgi kažkokį turiu, kad man jas ne iki galo patinka. Bet realiai skaitau, bet tada dar pažiūriu, kas tekste, tada jeigu tas pats, tai kaip jaustis, jeigu visiškai kitaip, tai kaip jaustis irgi. Ok, tai žodžiu, dviprasmiški jausmai. Nu, jo. Gerai. Įmoniai, tarkim, versle, freelanceris specialistas ar samdomas darbuotojas? Tarkim, kaip marketingo specialistas. Nu, jeigu freelanceris, tai visada tas pats. Jo, šiaip tokios vis man dėliojasi taip mintis, kad samdomas žmogus, kaip ir jisai visada turėtų būti su tuo verslu ir gali daugiau dalykų padaryti ir matyti ir reaguoti labai greitai, bet iš kitos pusės kartais freelanceriai būna, kaip pasakyti, labiau užsijama to verslu negu tas žmogus, kuris sėdi savo tai patogioj vietoje ir jisai, nu taip, aš jau šitą padariau, aš jau savo atlyginimą šį mėnesį gavau ir viskas, aš ramus sėdžiu, o kur freelanceris jam bet kada gali pasakyti, viskas viso gero, mes prie tavęs neprisirišę. Tai čia man tokia, sakyčiau, dvejopi yra jausmai iš to klausimo. O į ką pirmą investuotum? Į mokamą reklamą ar į kokybišką shopą? Į netokį kokybišką e-shopą ir į mokamą reklamą. Šitas geras atsakymas, aš irgi tai sakyčiau. O profesionalus turinys ar buitinis turinys? Buitinis. Buitinis, tikrai, ja. Reelsai. Tik tais vaizdas su muzika, gražus kažkoks vaizdas ir muzika ant viršaus, ar vaizdas ir pasakojimas, kalbėjimas? Pasakojimas. Jo, nu įdomiai, nes aš šiaip viską klausau be garso ten, jeigu story žiūriu, tai skaitau viską. Bet Reelsus kažkaip aš iš jų tikiuosi, man patinka, kai būna pasakojami. Aš tai labai irgi pastebiu, kad net šiuo metu net labiau žiūri ir geriau veikia tie Reelsai, kur yra kažkoks pasakojimas ir žmogus supranta, į ką ten žiūri. Nes irgi nėra savaime suprantamų dalykų, kad ten kažkas eina ir mes suprantam, kuris tai ten eina ir ko jis ten eina. Tai okei. Tai ką? Tai ačiū tau už mūsų šitą pirmą pokalbį, pirmą blyną. Matysim, ar jisai prisvilęs ar ne. Ne, neprisvilęs. Ačiū tau labai.